pirma stotelė, tai važiuosim į Trobelę, ant Vištos kojelės. Čia jūs gyvenat? Miškosaugininkų čia kaip ir punktas, ne? Supratau. Šito nežinojau. Nu, gerai. Čia kaip Watchtoweras. Jo, bažnytmiestis čia. Čia dabar žiedas ar kas, blemba? Čia centras miesto, miestelio. O kokia bažnytėlė įdomi. Merkinės muziejus. Čia bažnytėlė ar muziejus? Ar buvo? Čia, man atrodo, aš ne pro čia atvažiavau. Labai atrodo, kad aš ne iš tos pusės atvažiavau. Turbūt. Koks skirtum? Nu va. Yra aibė, kurioj gal pavalgysim, kažką pasiimsim, užkąst. Randam, kur mašiną pastatyti. Arba surasim gal restoraną. Neo hippies. Bandome tą bistroną eit pažiūrėti. Galime bistro, galim čia pažiūrėti, kas per vietą. Čia. Jūs tai nerūkyk, nesveik. Fuck, man. Nepot nesveika, tai nebūk šalia tada. Jeigu meti gert, tai mes ir rūkys. What the fuck, this? Negali vieną koją, žinai, kape būt. Sakai, nėra žmonių su dredais. Ir kaip tik ėjo panelė su dredais. What the fuck, jūs? Per daug išskirtinis jauties. Ok, tai pirmas variantas nepaėjo, nes labai brangus kepsniai. Šiandien mes nenusiteikę brangiem. Ir grikių košės su spirgais tikrai ne. Jo, užkandžiu. Nenoriu justas, tai reikia surast kažką kitą. Lauk. Kur tu bėgi? Aš vos velkuosi. Eina blemba kaip į mokyklą kokią. Ja, aš skubėdavau baisiai į mokyklą. Neskubėdavai? Ne, o tu? Aš tai vat eidavau tokių tempų kaip tu dabar ėjai. Šliauždavau į mokyklą. Ne, greitai. Seniai, mes fucking kelioniai, pasimėgaukim. Mes turim tiek daug visko pamatyti, tėvai, kad Tai gerai, spėsim. laikas nėra mūsų. Taigi toli nevažinėsim čia aplinkui, ar važiuosi? Bet daug vietų. Daug vietų. Ne visur užtruksim 2 minutės kaip prie. Aš manau, kad daugiausiai ten mažai užtruksim visur. Manau, kad grįšim ant 3 kokių į Kauną. Atostogaujame. Nice. Einam į Aibį. Kas rugsėjo mėnesį atostogas ima? What the fuck? Nepigu. Bet aš jau žinau, ko aš imsiu. Jūs tai, ką ten gero matai? Dar nežinau, dar mąstau. Jūs tai? Valgyt atnešė. Justas pasiėmė bulvių košę su spirgučiais, o aš pasiėmiau grikių su spirgučiais. Very nice. Taip, tai atvažiavom mes prie žiūrėti antroji stotelė. Mikhailo Konstantino Čiurlionio 4 statulų, bet dėja ten priėjimas yra tik tais per kelią normalų ir ten mašinas palikti negalima, o palikus mašiną aikštelėje ten eiti yra labai toli ir labai ne kokiu keliu, tai nusprendėme jau Pamatėm, kad čia neiti. Pirmo ar antro? Pirmo Pasaulinio karo vokiečių kapai kažkokie yra. Karių. Tai va, pažiūrėsim. Taip pamikalniuką, pažiūrėsim, kas čia. Tiesiog atradome. Čia tikriausiai buvo vartai kažkas. Wow. Tik klausimas, kam reikalingi vartai, galima aplink apyti. Bet čia jau kitais.
Čia gal kalnas buvo didis. Nebuvo galima užlipti jį. Matosi, kad tikrai labai seni. Jo. Matosi, kad seni kapai. Net raidžių nesimato jau. Apsamanoja. Na, pas jūs ta pati. Tai va, po pirmo pasaulinio. Čia numirusius vokiečius palaidojo šitoj vietoj prie Merkinės. Iš tikrųjų, kažkaip aš apie pirmą pasaulinį nelabai daug žiūrėjęs, skaitęs. Tai įdomu, kad Lietuvoje karavo ir vokiečiai ir... Tai buvo, mirė. tai viskas buvo užimta. Mhm. Iš kur manai 9 sportas yra? Kur fortai A jo, tiksliai, Čiagi ne lietuviai pasistatė savo fortus, kad sėdėtų. tiksliai. Man tik labai įdomu, nes aš pagal visą idėją nelabai ką girdėjau, reikėtų domėtis dėl Merkinės, ta prasme, kas čia buvo, kas čia vyko. Mhm. 14 metų vasarą prasidėjus pirmam pasauliniam karui Lietuvoje buvo sukelta Rusijos šiaurės vakarų fronto kariuomenės pirmoji armija, kurios štabas buvo Vilniuje, o jungtiniai dislokuoti įvairiose vietose Kaune ir į vakarus nuo jo. Alytuje, Kalvarija, Marijampolė ir apylinkėse aplink Merkinės, Varėnos, Druskininkų rajonus. Tai čia yra idėja tas, kad čia buvo dislokuota labai daug karių. Ir aš labai tikiu, žinau, kad čia gali būti, dar pasimė, bet pagal matį, čia yra ne karo, ne nuo karo mirusių, o tiesiog mirusių, Kurie gyveno, tipo čia? kurie buvo čia dislokuoti. Gal nebūtinai jie buvo nužudyti, ta prasme, kažkas, bet gal nuo ligų ar dar kažko. Dažniausiai tai kareivis tokiuose Čia tokius kaip ir kapus daro. garbingas toks, vieta Jo. ir jinai nėra sunaikinta. Tai Jo, čia gali būti, gal buvo ir įdomiai atrodo. tiesiog žmonės, karininkai, mirę karininkai, bet nebūtinai karo metu. Gal. Bet šitą Reikės dar bandyti pasižiūrėt. išsiaiškinti. Čia tik tai mano faktinė idėja. Faktinė. Justo teorijos. Pėdinam iki Čiurlionio skulptūrų. Aplink nenorėjai. Aplinkui fucking visą ežerą. Čia ne ežeras, Čia ne ežeras tau. čia kūdra. Aplinkui, tu prasme, pro mišką kažkur. Nu, aš ten. Ne, gal nebent su mašina ten kažkur. Aš po to galvojau, gal čia pasistatyti mašiną, žinai, ant avarinio ir nueiti. Ta, ką dabar galėjom padaryti iš tikrųjų. Ja. Reikėjo po to gal. Kad pasivaikščiosim. Bet Sveika ši graži pasivaikščioti. vieta visai būtų fainai, kad aš užvėjau. Jo, visai negu. Biškai užėjau. Nu va. Štai ir Čiurlionio statulos. Pakelės. Let's see. Jeigu būčiau Valheimo žaidimą, tai va čia sakyčiau bazę. Nes kalvelė tokia man didelė. Cool. Tavo godos širdį rodo didį gražų žemės džiaugsmą. Čiurlionienė. Aš ten mačiau persidėti. Kas atrodo? Tavo godos širdį rodo didį gražų žemės džiaugsmą. Man taip dabar skaityti. Lietuvių kalbos pamokėlė. Paskaitykime po vieną kartą. Įdomu, nu kas parašyta, kas turi. Čia vadų perskaitė, bet tokia pareiks. Bentėl. O gal. Žvelgdamas nuo aukso bokštų, tai viena... Šito žodžio neperskaitė. Viena. Patyro, jeigu būk dar,
Labai tu... Reikia Google Translate. Net Kažkas. Nusėskas. Ant Čiurlionio suoliuko. Sosto. Very nice, very nice. Galėčiau šią taip ir rimauti visą dieną. Stebėčiau aukštas eglės, prūdą prie savęs ir kastyti su telefonu. Labai poetiška. Ir statulos apgintų nuo blogo. Okay. Kas čia per skulptūra? Nežinau ką. Kas čia? Kas ten? Tie šūdai viršų. Tipo, čia iš kažkokio lietuviško padargo, man atrodo, yra. Kažkokio lietuviško padargo dalis. Kažkokio įrankio, ne? Jo, kažkokio įrankio. Kažkaip nespėjau, kad šias bus su skalbinių plovimu. Maybe. I have no idea. Galvojam, Simon. Žinai, koks liūdniausias dalykas, kai aš čia vaikštau ir pamatau, laumžirgį ir kepaną susiranda. God damn, Justai, god damn. You poor bastard. Tai ką sakei ten, Justai? Pažįstu, kad čia vis dėlto yra ežeras. Jo, bet čia ne tas pats, man atrodo. Atrodo, kad jie sueina, žinot. Gal ir sueina. Svarbu nekristi į Tanės pas raktelį. Jo, aš telefoną bijau įmest. Blet, kaip norėčiau šok dabar pasimaudyt. Gal šokt? Nuogam. Kaip nori. Nenori tu? Blemba, galvoju, Kaip gerai atrodo. aš labai bijau, žinai, man labai greitai paima plaučių uždegimas, aš po to labai mane perpus ir aš galiu gal plaučių uždegimas, tada... Ai, tiek to gal. Aš tiek šlyti vanduotę, žinau, to vietą nelabai norėčiau. Neturiu rankšluosčių ir vėjas pučia normaliai, tai... Ir aš nenoriu tave smogo matyti, tai Na, tai aš sutriusiu, kai šokčiau. daug dalykų sueina į vieną. Daug dalykų sueina į vieną. Šokt, nešoksim šiandien. Bet gera vieta. Pasimaudyt, kitą kartą žinosim, jeigu ką. Neįvažiuoju. Yes!